Toliau laidoje Svajonių sodai agronomės, parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistės ekspertės Eglės Petkevičiūtės patarimai, kaip po sezono atgaivinti dirvą, iš kurios augalai paėmė tiek daug maisto medžiagų ir kaip paruošti augalus žiemai. Labai svarbus darbas yra rudeninis tręšimas, tačiau daugelis mano, kad jis yra nereikalingas. Patręšim pavasarį ir augalams to pakaks. Kokia jūsų kaip agronomės nuomonė? Augalus tręšiame pavasarį ir pirmoji vasaros pusė, kai norime, kad jie gausiai derėtų bei žydėtų. O rudenį tarsi augalai atidavė derlių, nužydėjo ir trąšų pilti ir tręšti nebenori. Ypač vejos, kai norime, kad jie ir mažiau augtų rudenį. Tačiau tai padarome klaidą, o augalus tręšti iš rudens būtina, norint paruošti juos žiemojimui. Paruošiame augalus, duodami jiems kalio ir fosforo, kurio jiems taip reikia, ir sumažiname azoto ir neskatiname jų augimo, taip mažiname nušalimo riziką, augalai sumedėja, pasiruošia žiemojimui, o pavasarį atsprogs ir atželia daug sveikesni ir dekoratyvesni. Rudenį tręšiame ne bet kokiomis trąšomis, o būtent universaliomis rudeninėmis trąšomis, augalams duodami kalio ir fosforo, kurie yra būtiniausi šiuo vegetacijos laikotarpiu. Kalis ir fosforas atlieka kelias funkcijas rudenį. Vieniems augalams tai pratęsia derėjimo ir žydėjimo sezoną, kai nebereikia skatinti auginti šakelių ir lapų, tarkim, hortenzijos ilgai žydi. Taip skatiname ilgiau išlaikyti žiedynus, sunokinti vaisius obelims, sunešti maisto medžiagas į šakeles medėjančias, nes naujai išleistos šakelės, viena iš mūsų kaip augintojo misija yra augalą aprūpinti maisto medžiagomis tam, kad sumedėtų ir pasiruoštų žiemojimui. Rudenį ir žiemą orai tiesiog yra nenuspėjami. Tad tinkamai pasiruošęs augalas ne tik, kad puikiai išžiemos, o kai kuriems augalams tai yra ir išlikimo klausimas. Ir be abejo, išlaikyti dekoratyvumą ir patį augalo struktūrą, sveikas šakas yra daug paprasčiau negu vėliau taisyti per žiemą patirtus nuostolius, kai dalis augalo iššąla, ypač kaulavaisiai vėliau netgi ir nedera. Šaknyno stiprinimas ir būtent sumedėjimas. Ir mūsų auginami augalai išties yra prisitaikę tiem žvarbesnėm žiemoms, bet mes patys auginimo metu ir priežiūros padarome klaidas. Pavyzdžiui, per gausiai patręšiam vasariniam trąšom rugpjūčio vidury ar pabaigoje ir nesulaistom. Medžiagos pradeda tirpti rugsėjo mėnesį, suskatinam augimą ir pridarom labai didelę žalos ir nereikalingų savo problemų su augalais. Ir jie tiesiog neižžiemoja, dalis jų iššąla. Ir jie išties neiššąla dėl to, kad jie yra per jautrus ateinantiems šalčiams. Jie tiesiog būna nepasiruošę ateinantiems šalčiam. Vegetuoja intensyviai tuo metu, kai turėtų mesti lapus, medėti, jų šaknynas eiti gilyn ir jie kaupti maisto medžiagas būtent tam ilgajam šaltajam periodui. Rudeninėmis trąšomis parduotuvių tinklo Žalia stotelė ekspertė Eglė Petkevičiūtė pataria tręšti visus jūsų kieme augančius augalus ir veją. Tręšiame ne tik sutvarkytame pomedėje, bet ir šakų plote. Tai trąšas išberiame ant drėgnos žemės arba vejos. Patręšus, jeigu nenusimato liūtis, gerai būtų jas ir sulaistyti tam, kad trąšos greitai ir sėkmingai ištirptų. Nepavėluokime patręšti augalus rudenį, tai geriausia daryti rugsėjo spalio mėnesiais. Jeigu turime itin šiltą sezoną, taip pat trąšas galima berti dar ir lapkričio mėnesį. Rudeninis tręšimas taip pat tinka ir vaiskrūmiams. Ypač naudingas yra šilauogėm, kadangi jos linkusios leisti daug naujų šakelių ir vasaros antroje pusėje derėdamos. Dar rasime ant kai kurių vėlyvesnių veislių ir uogyčių. Tad išbertos maisto medžiagos padės sumedėti šiom jaunom gana žaliom šakoms ir joms žiemos laikotarpiu nenušalti. Kalbant apie dekoratyvinių augalų tręšimą rudenį, taip pat verta
atsižvelgti į kelis patarimus. Labai dažnai gėlynus ar želdynus turime mulčiuotus, tai efektyviausia būtų mulčią šiek tiek prasklaidyti prieš beriant, bet jeigu tręšime visą plotą, galim ir sulaistysime tam, kad maisto medžiagos pasiektų augalą. Tuomet galima berti ir tiesiog ant mulčio. Taip pat trąšas bersime prie baigiančio žydėti šviesiosios hortenzijos. Nereikėtų išsigąsti, kad ji baigia žydėti anksčiau, bet jai taip pat reikia pasiruošti žiemojimui. Tad neberiame ant krūmo tam, kad nenudegintumėm lapų. Tręšiame jos pomedį aplink ją. Ir dar kartą noriu priminti bei pabrėžti, kad rudeninėse trąšose nėra azoto sudėtyje ir jie nebeskatina nereikalingo augimo rudenį. Labai svarbu patręšti veją rudenį. Kodėl? Kodėl tai yra labai svarbu? Dar šiek tiek grįšiu į vasarą. Šį sezoną turėjom itin lietingą. Tręšimo poreikis buvo padidintas, kadangi maisto medžiagos plovėsi gilyn, o vejiniai augalai gali maisto medžiagas paimti tik apie 15 cm gylyje. Tad maisto medžiagos greit išsiplauna. O vejai, kaip ir kitiems augalams, taip pat reikia pasiruošti žiemai. Tad jeigu nenorime turėti išgeltusių, išplikusių plotų, kas lemia greitesnį piktžolių įsisėjimą, samanojimą, norime išlaikyti tą atitinkamą gražų tankumą ir spalvą, būtina įnešti maisto medžiagų. Tai rudeninės vejų trąšos yra būtinas darbas, kalbant apie tinkamą vejų priežiūrą. Taip pat toks mažas akcentas, kurį norėčiau paminėti, kad granulės yra pilkos spalvos, jos labiau pasislepia žalioje vejos lapijoje ir mažiau patraukia augintinių dėmesį, kas irgi yra labai svarbu, nes smalsūs šuniukai gali ir paragauti. Dėl to pilkos granulės yra itin tinkamos šiam darbui. Na, o gražiausiai trąšos išsiberia naudojant barstytuvą. Tokiam nedideliam plotui naudosiu itin patogų rankinį barstytuvą. Tolygiai išbertos trąšos nenudegins vejos bei išlaikys tolygų žalumą. Ten, kur pertrašta, dažnai matome patamsėjusius plotus. Tad norime išvengti net ir rudenį to margumo vejoje. Norint pamaitinti žemę, taip pat galite naudoti sideralinius augalus, kuriuos sėti galime jau po derliaus nuėmimo. O šiltnamį galite atnaujinti ir su galvijų mėšlo turinčių kompostų, patarė laidos konsultantė parduotuvių tinklo Žalia stotelė, ekspertė Eglė Petkevičiūtė.